šaukštas laikomas vienu seniausių įrankių, kuris buvo gaminamas iš pačių įvairiausių medžiagų. Iki pat 20 amžiaus lietuvių namuose vyravo mediniai šaukštai pagaminti drožėjo arba šaukščiaus. Medinių šaukštų kolekciją sukūrė vabalininkietis tautodailininkas Vydas Vareika, meilę šaukštams paveldėjęs iš savo senelio. Jau buvau pradėjęs drožt, bet šaukštų nebuvau užsikabinęs. Paskui prisiminiau senelis mano, Vareika Antanas, amžinatilsį. Jis visų galų meistras buvo, ir kalvis, ir droždavo, ir stalės, droždavo tik šaukštus. Teko valgyti vaikystėje iš jo šaukštą, sako, pasidarys. Senelis daręs, vieną kitą pasidariau, tada gaunas kaip filatelistas, serijų daryti. Vienas didelis, vienas mažes į tos tarpus. Tai va visas tas taip ir yra. Pradėjom ne nuo šaukštų, pradėjom kaukėm drožti. Prieš armiją biškį drožiam, po armijos draugus pakvietė į miniją, namudininkais taisiau, ir vabalnikietis. Kaimynas buvo, jis armijai netarnavo ir dirba minijai. Pakvietė, įsitvirtino. Dieną droždavo valdiškai dėl algos, o naktim iki 4 jo dėl savo mokais drožti kažką naują. O atidarbi tai šablonų, įsidroži pavyzdį ir dirbi šimtais. Pradėjau drožti, aš jau stovykloje buvau vaikų kaip anksčiau. Jau gal 6 klasėje drožiau. Šiokį tokį peiliukų turėjau, tai jis netinkams, bet iš Vilniai stovykloje tai pušies žievė. Minkštesnė, tai va su paprastu peiliuku jau tai pradėjau. Po to 7 klasėje darbo mokytojas buvo. Jis pamatė, kad turi gabumų, tai davė pavyzdžių, peilių neturėjęs, tai su skaipeiliais drožiam. Buvau užsivedęs, viskas gražu, bet kai iš parodos grįžta ir paima tų darbo, tai vėl kažkur tai kaip vaikai buvo numetęs. Paskui vėl pradėjom po armijos. Rimčiau. Visgi Vydo senelis šaukštus drožė valgymui, o Vydas savo malonumui. Kaupė prisiminimus apie renginius, praeities įvykius. Čia šaukštų galima rasti apie 300, skirtingų dydžių, formų, skirtų tiek dukroms, tiek prezidentei Daliai Grybauskaitei. Kiekvieną kam nors padovanotą šaukštą Vydas pasigamina ir savo į kolekciją. Per metus kažkur apie 60 išdrožė. Noris kiek da gali pasidaryti. Galvoju, 200, čia jau beveik 300 yra. Nes namuos ištraukti jos, išdėlioti, suskaičiuoti neužtenka vietos. Tai yra proginiai, aš proginis, o vardinis praeitą šeštadienį Skverneliui padovanojom, partijos suvažiavime buvo sąskrydis. Vardiniais eina, vestuvėm, draugam, gimtadienį, dukrom va yra. Dukrai 30 metais buvo ir Vaidilė Vareikaitė, čia mano simboliai VV. Ir jos, dar vienos dukros yra, Valdonė Vareikaitė. Iš to paties čia daryta neklijuota, čia jau sudėtingiau. Kitas šitokį prezidentį dovanojom, čia buvo Vabalninko 17 metai, Vabalninkas kultūros sostinė ir mes buvom pakviesti prezidentūrai, va tokį padovanojau prezidentį.
Ir savo atvažiavau pas daug gražesnį. Prezidentė dovanoja samtį, daugumą kabina ir eksponuoja. Į parodas tai samtis pakabinama šitaip. O aš kai eksponuoju ant stalo, tai va, atbulinį variantą. Prezidentė atbulinis buvo, vabalininkų bendruomenė, savo tokį pasidarėm. Ir čia daug, va, kitai dukrai Jaunėlė Skarpionė. 18 gimtadienio proga su zodiako ženklu jos. Čia samtis laivelis, medai. Čia jie irklai dėl medaus kabinimo. Čia užsidaros, to susideda, va, kad musės ar bitės neimt medaus. Vabalininko bendruomenės namuose galima išvysti ir visus išdrožtus Vydo šaukštus, nuo mažiausio šaukštelio apie 4 cm ilgio iki didžiausio skirto Lietuvos tūkstantmečiui paminėti. Bandysim visą kambarį šitą okupuoti, kolegas pastumti kitus kambarius, kad pilna va, šito parodyti. Patys gražiausiai yra mažiausi šaukštai. Daugiausiai raštai yra įdomesnė. Brangiausias yra tas, kur paskutinį drožį, va, kurį drožį. Ir kai gimdymas vyksta. Ir kai jau išdrožė, jau jis jau vėsta. Jis jau nebe toks svarbus. Vėl tada kitą ėmė. Subatos vakarėlį va čia ir drožiau, ten filmavo gal 4 valandas. Tai daug ką padariau. Namuose jau visą dailumą. Vydas sako, kad sunkiausia atrasti naują ir originalią mintį, tačiau įkvėpimo jam netrūksta. Tai padiktuoja medis, tai įkvepia aplinka. Kai kurios tai brandinė ir kelis metus. Kol paėmė ir, kaip sakant, medį užausuoja ir jėmė daryti. Kiti ekspromto pasėmė pliauską medį ir žiūri, ką daugiau iš to galim išdrožti. Medis diktuoja savo. Ir to drožia. Pasėmė rastuką, įsukirvė apvarai, kokias 2-3 skydrus skiedrų prikapoja. Čia ir savo vestuvių progai uošvieniai padovanojama, čia yra panašuma į uošvienę. Tai šitoks kokią savaitę gali eiti drožti. Mažesnį greičiau. Prakaito daug, prakaito į kraujo daug, rankos eina kaltai, šoka. Dirbi dažniausiai naktį, pusę nakties. Taip jau būna. Aš nežiūriu tautodailės, kaip anksčiau buvo, dabar jau biškį kitaip pradėjau žiūrėti. Anksčiau drožk taip, kaip prieš 100 metų droždavo, tada būsi kietas, kaip sakant, pripažintas. Aš nežiūrėjau, to aš dariau, kad žmogui ateina žmogus, jeigu visi bus kaip primityvūs tokie, anksčiau tų raštų nebuvo, samčiai buvo uogieniai maišyti. Ir viskas. Jeigu su špygom būdavo, jie turi ir su špyga įsidrožęs, bet ten samčio tipo, o ten teko matyti senobenio jo su navarotais.
O taip darau kokio neturiu, vis, kad kažkas naujo būtų. Dariau dukros įsitatuiravę tatuiruotę, pas man 4 dukros. Čia jauniausiai apatinis trikampis juodas, vyriausiai viršutinis, jie čia kaip kareivio laipsniai. Senelis darydavo klevo. Klevas yra kietas medis ir jis atsparus drėgmei. Liepa minkštas, gerą drožti ir greit susivalgytų. Sušlapus, išdžiūtų, jis suskiaut supleštų. Tai va, senelis klevą, jis kietesnis buvo. Tai jūs renkatės lengvesnį kelią? Ne, aš dailesnis, aš darau nevalgymą. Algimanto Šato vardavo mūsų kraštietis, lyno žymens. Ir gavęs lyno žymenį mes turim vabalninkas kaip simbolį garbės. Jis yra pasaulio čempionas kaip krepšinio treneris. Panevėžiui garsas jį pažįsta, jis mūsų vabalnikietis. Panevėžiui Kurčnebelių vaikinų vyrų treneris krepšinio. Jis ir daug kartų pasaulio prizininkas, pasaulio čempionas, net amerikonas nam pakrovė krepšinę. Tai va, čia 70-mečio su krepšiu, kai ir kamuolys, ir krepšys Algimanto Šato. Paėmė drožti ir nebežinai, ką drožti, nes atrodo nebėra iš ko kažko naujo padaryti. Jame darai, žiūri, kad kažkur prieš metus ar 10 ar 20 jau kažką panašaus daryta. Na, jei kažkas panašaus gaunasi, tai padovanoji tą, kad nebūtų kažko panašaus. Juostos pinimo kažkoks renginys šventė, paprašė drožti. Na, drožė, įsidrožė juostą, metus ir žinai, kur būdamas ką darei. Prakaito daug, kraujo daug, rankos eina kaltai, šoka. Na, ne kartą vežė iš darbo, paskambint draugui, kad važiuoji, kad susiūtų rankas, nes savarytės kalta kaip šoks, nes ten po biškį nežaidžia, varai iš visų jėgų. Kiti į staklės įspaudžia, štai rankos laikai vieną pagalį ir vaksuoja. Duoda tai skiedrų daug į kurą, tos tikrai duoda. Na, laikas eina, jauties, kad gyveni, kažką darai, kuri, atsipalaiduoji ir tai ir duoda. Ir tai jau galvoju, kur aš jį padėsiu, į kokį tarp kokių šaukštų.